Sveiki, Zigmai. Sveiki. Kaip jūsų sveikata? Ligoninė šiek tiek geriau negu šitam beprotnamiam teismų ir popierių rašyti. Bet jeigu rimtai, tai kol kas neaišku, daromi tyrimai, kažkoks super specialus tyrimas, konsiliumas, kas čia darosi su manim. Žiūrėsim. Ačiū. Už klausimą. Iš dalies, Zigmai, jūs buvote neteisus, kada pradėjom praeitą kartą pokalbį. Po mūsų pokalbio įrašo paskelbimo vis dėlto vienam teisėjui atsibudo sąžinė. Ar pastebėjote? Jo, Gintaras Pašvenskas supranta, kas yra liga, supranta teisėjas Igoris Kasimovas nesupranta. Ir pirmą kartą mano žmona buvo be advokato. Iš vis pirmą kartą teisme buvo. Reiškia, ką aš galiu pasakyti, jeigu teisėjų gynyba neegzistuoja Lietuvoje, reiškia, jeigu medikai sako, kad žmogus turi būti ligoninėje, o teisėjas sako, kad viskas gerai, komentuoti nieko čia ir nebereikia. Bet aš jūsų vietoj pasakyčiau ačiū Pašvenskui už sąžiningumą. Tai be abejo. Čia net nesąžiningumo, čia yra elementarus supratimo, bet tai žmogus, reiškia, yra padorus. Aš kitaip negaliu pasakyti. Jūs įsivaizduokit, kad jam dabar bus sunku, padoriam žmogui, varnų būry. Tai žiūrėsim čia 11 dieną, kitas posėdis, taip toliau. Gerai, sakykit, prašom, ar jūs balsavote, ar jūs turėjot galimybę balsuoti šiandien? Pirmą kartą gyvenime pabandžiau balsuoti paštu. Ligoninėje yra šitą galimybę ir įdomu buvo, nes pasirodo šiemet yra naujiena. Balsuoji, užklijuoji į voką, anonimišką voką, 2 biuletenius, žinomus visiems, ir po to pasirodo laukia duomenų apie mane, tie, kurie organizuoja balsavimą, sulaukia, užpildė tokį lakštą, kuriame aš pasirašau, kad aš toks Zigmas Vaišvila balsuoju, to lakšto numeris yra toks ir toks, šaknelė lieka balsų organizatoriam ir tada vokas su šituo lakštu yra įdedamas į didesnį voką A5 formato ir užklijuojamas tuo identifikuojančiu numeriu lipduku tokiu. Tai reiškia dabar kiekvienas žino, kaip Zigmas Vaišvila balsavo. Kas nori. Koks čia anoniminis balsavimas, jeigu yra įdėti visi duomenys, mano parašas, kad aš balsavau ir kad žiūrėkit, kokie mano balsavimai. Kažkokia parodija gaunasi, jeigu kalbam apie... Čia ne parodija. Ponas Zigmai, čia ne parodija, čia yra sistema paleidžianti susidoroti su kitaminčiais. Supratom, teisingai. Jūs išmes iš ligoninės, ne iki galo pagydė, o tie žmonės, kurie balsavo tokiu būdu, jie bus iššifruoti ir išlakstys į savo darbų, jeigu nebalsuos už konservatorius arba apsivogusius liberalus. Tai tarp kitko, Gintarai, dabar galiu pasakyti, žmonės ligoninėje, visų pirma ligoninėje, jie šneka, tarėsi ir kaip pasakei, konservatoriai, tai visų pirma, čia yra dominuojanti mintis, kad tik konservatoriai negrįžtų neduok dievę į valdžią. Dominuojanti, kitokios nėra. Dar aš kai jam pasakau, žinot, kad aš pajuokauju, taip ko nebėra konservatorių. Jiegi, kaip vadinasi? Tėvynės priešų sąjunga, jie dabar vadinasi. Vadinosi Tarybų sąjungos komunistų partija pagal trumpinį TSKP. Tik tai, kai susijungė su krikdemais, tada pakeitė pavadinimą ir tapo ta Tėvynės sąjunga gelbėtojų, kaip šiemet prisistato. Tai juokais, bet tai yra rimta. Kaip neviniok, matai, vis tiek išlenda įla. Kas jie tokie yra?
Žinai, kaip čia tau dabar pasakęs, matant tą beatodairiškumą, kaip jie vėl veržėsi prie valdžios, naujo pranašo Gabrieliaus vardu, tai, žinai, norom nenorom man prisimena, vis tik, tarp kitko, ekspertai padarė klaidą. 92 metais vis tik balsuota buvo už vienmandatininkus. Ir aš dabar galiu, kaip pasakyti, tada buvo tinkami dar rinkimai į Seimą, nes nebuvo daugiamandatės. Daugiamandatės atsirado 96 metais, kada konservatoriai. Teisingai, mes metais supratome. Jo, grįžę. Jokios klaidos nepadaryta. Gal aš neturėjau pavargęs, negalėjau suskaičiuoti. Buvo priimtas tas įstatymas, tai žinoma, kad dar jau 96 metais dar buvo balsuota pagal seną. Tai čia jokios klaidos nepadaryta. Gerai, Zigmai, sakykite, už ką jūs balsavote? Žinai ką, gerai atsakau, bet aš dar vieną po to dalyką, Gintarai, pasakysiu. Balsavau aš Antakalnio apygardoje, kur ir gyvenu, balsavau už Eugenijų Palioką, vienintelį vertą šitoje vietoje, VGTU dėstytoją vertą kandidatą. Ir tai supranta ne tik tai Zigmas, bet tai supranta ir VRK, ir visi tie, kurie jau bijo jo, kaip deramo konkurento visokiom Šimonytėm ir panašiai. Nes šita ponė Šimonytė tai eina į rinkimus, aš nesuprantu dėl ko. Ko gero, jos atlyginimas Lietuvos banko valdybos pirmininko yra geresnis negu Seimo nario varganas atlyginimas. Pone Šimonytė, reikia imuniteto. Teisingai, turi tik tai Vasiliauskas imunitetą, Europos centrinio banko dengiamą. Tai, nes žmogus ne tik išmano jisai ir internetinius, ir skaito paskaitas, geriausias specialistas Lietuvoje, internetinių atsiskaitimų, kurie yra ateities matyti perspektyva ir konkurencija visokiom valiutom kaip doleris ir euras. Bet, reiškia, jie pradėjo net jo koreguoti ir klastoti, sakykime, iš tikrųjų net biografiją. Tai reiškia, bijo jo, balsuokit žmonės už jį. O dabar, žinai, ką aš noriu pasakyti, grįžtant prie sisteminių Gintarai dalykų. Kodėl, sakykime, visi nustebo, kodėl Vytautas Landsbergis Gabrielių Landsbergį taip bruka jo, į partijos valdžią, dabar dar kažkur tai ir panašiai. Ir kai mudu kalbėjomės tame dideliam interviu, aš gal nesuformulavau pagrindinio dalyko, kodėl toks požiūris į Zigmą yra. Todėl, kad Zigmui žiūrint į akis, Vytautas Landsbergis pasakų negali pasakoti, nes Zigmas praktiškai visur buvo ir viską matė, kaip dabar, kad pasakojama. Ir kalbant apie tas pasakas, pasakau trumpai ir aiškiai. Žmogus nerealizavo savo idėjos būti Lietuvos prezidentu. Taip jau nutiko. Ir aš tai pavadinčiau kerštu Lietuvai, kerštu mūsų žmonėm. Neišrinkote mane tada. Atmetėte 92 metais mano Vytauto Landsbergio paruoštą konstituciją su stiprių prezidentų. 92 metų konstitucija mūsų yra kompromisinis variantas tarp parlamentinės ir prezidentinės valstybės. Tai šekit jūs, šekit Dalią, šekit Gabrielių ir balsuosit. Ir taip reikia, ir taip turi būti. Zigmai, aš jūs pertrauksiu. Dideliam jūsų nusivylimui vakar, šiandien dideli jaunų žmonių būriai eina į balsavimo kabinas, stovi eilės po valandą ir pusantros. Tai, kaip matote, aš manau, kad jie eina balsuoti už konservatorius. Nenustepsiu, todėl, kad atsiminkit, baltosios pirštinės, kurios yra, kaip pasakyti, mūsų prezidentės proteguotojos nuo pirmų rinkimų draugės su konservatoriais ir liberalais, draugės su Lijotu, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir dar kažkom, tai jie čia, kaip pasakyti, už tuos skaidrius rinkimus agituoja, vieną kitą rinkinuką padaro, bet iš tikrųjų tai yra ne tiek kontroliai, kiek aš manau, dabar šitiem
šito jaunimo nusiuntimui, organizuotam nusiuntimui balsuoti kaip reikia. Nes taip nebūdavo, pats teisingai pastebėjai. Ypač jaunimas. Jaunimas visada viską daro, jeigu daro, tai daro konkrečiai apskaičiuotai, kada reikia. Aš žiūriu už šito jaunimo veiksmo savotišką racionalumą ir pinigus. Tai iš kur dabar tiems jaunuoliams pinigus, kas gali pamokėti? Snoro banko resursas ištranžyrintas, nelietuviškai sakiau, atsiprašau, tai apčiuopiamas, ne? Nebedetalizuosim. Bet žinai, ką aš dar norėjau pasakyti rinkėjam? Norėjau pasakyti dar vieną tokį dalyką. 92 metais, kai Vytauto Landsbergiui nepavyko tą prezidentinę idėją realizuoti, jis dabar bando bent pirmojų faktinių valstybės vadovų ten prisistatyti, nors 2008 metais Konstitucinis teismas pasakė, kad ne, taip nebuvo, bet matom, kad į visą spjauti reiškia galima į Konstitucinio teismo nuomonę ir į Konstituciją. Bet esmė yra net tokia, kad supergalingo prezidento idėja, tarp kitko, ne Vytautas Landsbergis pagimdė. O 89 metų gruodyje, kai LKP atsiskyrė nuo TSKP, ne nuo konservatorių, o nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos, tai tada, matant Sąjūdžio persvarą galimą rinkimuose 90 vasario 24, tada Brazauskas ir LKP savarankišką išmetė idėją, kad reikia Lietuvai prezidento. Bet buvo per mažai laiko, kad realizuoti tą idėją. O ji buvo grįsta tuom, nors daug dievė atminties. 90 pradžioje buvo jau apklausos. Ir anksčiau dar buvo apklausos. Tai Brazausko reitingai buvo apie 73%, Landsbergio apie 24 ar 7%. Ir supranti, šitoj situacijoje, beje, Sąjūdis turėjo didžiulę problemą, kaip Sąjūdžio pirmininką Landsbergį išstumti į Lietuvos TSR 12 šaukimo aukščiausioje tarybą. Ir jis net bijojo, pralaimėjęs 89 metų 2 rinkimus, Vytautas Landsbergis bijojo, realiai bijojo, ir Sąjūdis bijojo, kaip čia dabar pirmininkas nebus išrinktas. Tai, nes 89 patekom nuo Sąjūdžio tik tai 3 – Motieka, Ozolas ir Zigmas. Tai bijodamas, panevėžiečiai apsiėmė išstumti Landsbergį į aukščiausią tarybą. Jokio atkuriamo Seimo nebuvo, tai jau raštingi žmonės žinom. Zigmai, tuo reikia didžiuotis, žmonės, aš noriu jums padėkoti ir didžiuotis reikia, kad mes okupacinės valdžios organą išrinkom. Istorijoje nėra tokio įvykio, ne kažkokie pseudo atkuriami Seimai. Nėra tokio istorinio įvykio, kad okupacinės valdžios organas atkurtų valstybės nepriklausomybę. Štai kom reikia didžiuotis. Reikia didžiuotis mūsų tauta ir mūsų valia, kurią reikėtų parodyti ir šiandien. Žinot, už ką balsuoti vienmandatį. Žinot, balsuokit už tai, ką žinot. Ačiū, Zigmai. Jo. Sveikit. Dėkui.